Nu tai kon jūs, džiunglių gyventojai. Kalnas mane žudo. Žinot tą pelės mymsą, kur jinai tiesiog taip parodysiu taip va. King in the castle, king in the castle. Labas, aš Meda ir gyvenu Lisabonoj ir šiandien važiuosiu į miestą pavadinimu Sintra. Dabar yra 7 ryto, 13 minučių. Autobusas ir traukinys maždaug už 15. Ir tam bandysiu pasigaminti mokesčių mokėtojų identifikacinį numerį, kadangi čia yra pakankamai sudėtinga gauti. Tad baigiu kraut kuprinę, gert kavą ir varom. Gyvenu taip paprastai su dar 5 kambariokais. Ir čia vaizdelis pro langą, tai toksai tradicinis Portugalijos vienas iš senesnių rajonų, vadinasi Campo de Ourique. Na ir čia daug visokių vyresnių žmonių, bet šiaip labai ramu, nes ryte kol kas visiškai nieko nevyksta. Tai va, atvažiavau jau į Sintrą. Miestas toks fabijoniškai vaibus visiškai gyvina. Tai bus matyti ir bus tenais labai daug žmonių, nes Lisabonoj prie tų finances office'ų visados būna tiesiog eilės. Žmonės važiuoja nuo 6 ryto, o aš bandysiu čia tokia sėkmės realiai lygiai ant 9 atvarius pasižiūrėti, ar mane ten priims. Ir plus dar paprašau paminėti, kad aš šiandien man darbo diena yra, bet mes šiandien dirbam iš namų. Tai aš bandysiu dirbti arba iš kavinės, arba iš pilies, arba tokio vieno aukščiausio viewpointo. Tai va, bus matyti, kaip čia kas gausis. Tai va, tokia eilutė nuo 9 ryto. Geras klausimas, ar aš prieisiu, bet, juda tipo. Kol kas nuotaika kaip ir gera, nes visai viskas čia greitai juda. Bet jeigu čia vis dar stovėsiu laukia iki 10, tai tikrai neįsiu. Taigi, po ilgų valandos 40 minučių sėdėjimo aš pagaliau turiu savo NIF numerį ir galėsiu čia keliauti viešuoju transportu nemokamai, nes dabar man tai kainuoja 40 € per mėnesį, tai turėsiu varyti į dar kitą ofisą. Bet aš manau, kad nusipelniau skanaus kavuko ir sukelt visus likusius video į YouTube'ą. Jums tai Nikola kavukas, amerikano, tik 9 centų, tai Lisabonai už amerikano moki 3. Tai good deal, bet biškį oras suprastėjo, apsiniaukė. Ir dabar atsigeriu kavuką ir išsirenku, kurią pilį haikinsiu ir iš ten dirbsiu. Tai dabar dirbu prie mūsų YouTube'o, jis vadinasi Ocean Community, tai jeigu norit, varykit patikrinti, kas ten per turinys. Ir aš kartu su Ema kuriam Reelsus, taip pat ir dar Katarina dirba, tai tiesiog turiu suplanuoti upcoming savaitės postus, dėl to, kad mes turėsim Velykų atostogas. Tai dabar sėdžiu parke ir jo. Šiaip šalta. Ir oras šikna. Kaip manot, ar lyšiau į tą olą? Ten atrodo, yra potencialo tilpt. Tai visgi buvo nuspręsta nelysti tą olą, nes radau dar kitą olą ten aukščiau. Ir galvoju, gal ją išbandyt visgi. Nu tai kon jūs, džiunglių gyventojai. Kalnas mane žudo. Čia gal ir nesimato statumo, bet tipo čia į tokį kalną reiks kopt. Biškį nesitikėjau.
Peekaboo. Ėjom ir priėjom. Štai ji gražuolė. Bet nenusipirkau bilieto į pačią pilį, nes būtų dar 10 eurų. Tai nusprendžiau tiesiog, kaip ir sakiau, iš tiesų pahaikinti. Nu, bet iš čia jinai tokia rekonstruojama. Žiauriai daug žmonių. Tai va. Tiesą sakant, manau, kad po ilgą laiką šiaip pirmą kartą išvariau į haiką visiškai viena. Aišku, čia yra pilna žmonių, nes čia populiari vieta ir ją kaip ir reikia aplankyti. Bet šiaip žiauriai fainai tiesiog vaikščiot ir būt gamtoj. Ir ypač, aišku, dabar apsirengti nelabai gerai matos, bet tai iš čia matai tipo kitus rajonus ir tiesiog medžiai. Nu dabar oficialiai galiu sakyti King in the Castle. Nu tai viskai pasirodo, galiu papulti į balkoną, bet nereikia stovėti eilėse. Tai visai rekomenduoju, nes parodysiu, koks vaizdas iš čia atsiveria ir į kokį koridoriuką galima nueiti. Tai va, iš būsimos keliautojos Nedos užrašų. Šiaip žiauriai norėčiau va tenais nuvaryti ant tų akmenų pasėdėti. Nu, bet aišku, dabar nepavyks, tai stebim pilį ir pažiūrėsiu, kur dar galiu kiek nemokamai čia pasivaikščioti. Va ten tai jai pavydžiu tos nuotraukas. Žiauriai gerai. Ahora subo, que están ahí. Šiaip dabar pagalvojus, tai jeigu jūsų nedomina tenais visokie istoriniai vidaus dalykai, nusipirkus tik bilietą į parką, tu vis tiek gali vaikščioti visą aplinkai ir matyti žiauriai nuostabius vaizdus. Bet pilis tikrai įspūdinga. King in the castle, king in the castle. Nu, aš labai čia gerą laiką turiu. Nu, nežinau, man vis tiek įdomiau yra gamta negu statiniai. Ir nors ir čia labai gražu, bet aš noriu į miškus. Tai aš dabar internete susiradau 2,5 valandos taką aplink visą šitą parką ir po šitą teritoriją. Tai dabar planas yra susirasti kažkokią ramią vietelę prisėst ir pavalgyt, o paskui čia įmesiu, kaip vadinasi tas puslapis pagal kurį taką aš ėjau. Nu, aš dabar Kamilių parke. Kamilė. Žiūrėkit, ką radau. Driežius. Bliam, rankas galėtų nedrebėti man. Crazy spalva. Spėju, kad nuodingas. Reikės paguglinti paskui. Manau, kad radau gražiausią vietą čia, nes čia žiedlapiai. Wow! Tai manau, kad radau puikią vietą pietums, o mano pietums bus jogurtuks į obuoliuks. Taip biednai, nes nepasiruošiau kažkaip maisto, liko 2 apelsinai ir mano pusryčių buvo geriamas jogurtas. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Žinot tą pelės mymsą, kur jinai tiesiog taip parodysiu taip va. Pradėjo taip biški normaliai lyt, bet, kaip sakoma, nėra blogo oro, yra tik bloga apranga, o aš atvariau pasiruošęs, man realiai svarbiausia, kad kuprinė neperšlaptų, nes ten kompas. Tai va.
Dar norėjau pasidžiaugti, kad pagaliau savo Solomonus išsivedžiau į pirmąjį žygį. Kol kas labai gerai. Jeigu mama šitą pamatys, tai žinau, kad aš labai sėkminga. Prabėgau. Šiaip tiesą sakant, čia krūpus vaizdelis. Visur medžiai išvartyti ir aš nežinau, ar čia nuo audros, ar jie tiesiog šitam parke medžius kerta. Bet tikrai liūdna matyti tiek daug nugriuvusių. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Įsivaizduokit naktį praleist šitam Chapel Roan. You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh. It's so cute, it's so petite. Wow, čia jos ranka, čia krypė. Bet knygos tai labai. Čia toks indikštukų namas. Tipo. Aš 1,7 m, bet mano rankai lubas galiu paliest. Imagine būt 16 amžiaus peasant'u ir tiesiog sirgt džiovą šitai lovai. Tai man tiesiog vidury niekur. Tai su šituo Chapel ir baigėsi tas 2,5 valandų žygis, bet aš manau jį įveikiau greičiau, nes pakankamai greitai ėjau. Bet dabar per šitą lietų reiks kažkaip atgal grįžt dar. Tai nežinau. Ir dabar tokiais takeliais, kur važinėja ir didžiuliai turistiniai autobusai, pusvalandį eisiu iki stotelės. Tai, o čia vingeliai. Tai labai tikiuosi, kad manęs joks autikas nepakabins ar kokią mašiną. Mano žemėlapį veda pro visišką off-roadą eiti iki stotelės. Tai dabar jaučiuosi kaip tėvai ar seneliai sakytų, kad tokiais keliais mes į mokyklą ėjom 5 kilometrus, tai aš dabar irgi einu iki stotelės. Ne 5 kilometrus, gal porą, bet nu vat vis tiek. Nu čia visišką kokią makę priėjom, nežinau, mano batai atlaikys. Reikia plano, nes čia pliurzinė. Jau dabar kai stoviu jau toksai. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps away. Nu, aš dabar turėsiu eiti per šitą upelį. Nenoriu, bet atgal jau irgi nebegrįšiu, tai let's go! Tai pavažiavus dar 30 minučių autobusu, siaurais keliukais, iš tų praeitų kadrų atvykau į kitą lokaciją, nuo kurios atsiveria Atlanto vandenynas. Ir nu, čia labai mažas miestelis, nors turistų irgi čia netrūksta, bet tai jūs parodysiu vaizdelį. O vaizdelis yra toksai, aišku, galvoju, kad bus šiek tiek geriau, bet užklupo audra ir nieko jau čia nebepadarysi. Tai toks tas vandenynas. Manau, kad mano skėtis net laikys šiandienas, bet koks vaizdelis. Nežinau, kas tenais tiksliai, galėtų būti ir švyturys, galėtų būti ir bažnyčia, reikėtų vėlgi pasidomėti, bet na, aš atvažiavau dėl būtent tų uolų ir to vaizdo, bet to vaizdo nelabai šiandien yra. Vizėjimus praėjo. Tai už manęs tenais tas kryželis ir visa kita, bet kodėl taip prastai matas, bet ten labai graži uola. Ir kelias čianais toksai visiškai akmenėtas, tuoj parodysiu. Nu, čianais visiškai jau tokie uolų olos, bet jo, čia auga kažkokios gėlytės ir jos berods yra nykstanti rūšis ar kažkas tokio. Tai ten nelabai šiaip kaip ir galima turėtų būti vaikščias, tai va. Bet vaizdelis tai pasaka. Dar ką norėjau pasakyti, mano batai ir kelnės yra šlapės nuo lietaus. Čia iš viso atrodo, kad kažkokį kaip sniegą pučia.
Tai biškį bijausi šalta, važiuosi namo po šito, dėl to, kad darosi labai šalta.